Antradienį vykusiame nacionalinės ledo ritulio lygos tarybos posėdyje buvo ištraukti B grupės finalinio ketverto burtai. 4 komandas į pusfinalius suskirstė Lietuvos ledo ritulio federacijos tarybos narys Ričardas Jocys ir jo sūnus Laimonas Jocys. Burtai buvo traukiami traukiant ritulius su komandų pavadinimais. Ant 3 ritulių buvo užrašytos Vilniaus Oberhaus, Kauno Bizonų, Panevėžio ledo ritulio klubo Olimpas komandų pavadinimai. Ant 4 ritulio buvo parašyta geriausia antrąją vietą užėmusi komanda, kuri paaiškės po atkrintamųjų varžybų. Taryba siekdama kuo labiau padidinti intrigą nusprendė įvesti vieną taisyklę. Jei ištraukus burtus paaiškėtų, jog tarpusavyje po atkrintamųjų varžybų susitiktų 2 to paties diviziono komandos, antrojo krepšelio komandos susikeistų vietomis. Taigi traukiant burtus buvo atskirtos 3 komandos finalininkės, iš kurių buvo išsiaiškintas pirmasis krepšelis – Kauno Bizonai ir Panevėžio ledo ritulio klubas Olimpas. Tuomet prie likusio ritulio buvo pridėtas ir geriausios antrosios vietos ritulys, jie sumaišyti ir ištrauktas antrasis krepšelis. Burtai lėmė, jog Kauno Bizonai kausis su Vilniaus Oberhaus, o Panevėžio ledo ritulio klubui Olimpui atiteko geriausia antroji ekipa. Tiesa, jei geriausia antrąja ekipa taps Kretingos Grifai, kad tarpusavyje nežaistų 2 vieno diviziono komandos, geriausia antroji komanda ir Vilniaus Oberhaus apsikeis vietomis.